Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai minia buvo pasodinta, Jėzus iškart liepė mokiniams sėstis į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. 4 nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė įeinant ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino. Drąsos, aš esu, nebijokite. Petras atsiliepė. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jėzus atsakė. Ateik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko. Viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė. Silpnatikė. Ko suabejojai? Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami. Tikrai tu Dievo sūnus. Tai Viešpaties žodis. Tiek visko šiandienos Dievo žodyje, kad nežinai niekur pradėti. Tai reikia vis tiek kažkaip apsibrėžti ir pasakyti kažką, kas negali būti viskas, bet kartu ir nieko. Taigi toks vienas dalykas yra šios dienos Evangelijoje, yra žodis, kurio mes nevartojame. Dažniausiai nevartojame ir klausimas, ar kas nors, kiek daug žmonių yra jį kada nors pasakę. Ir kodėl mes to žodžio nevartojam ir kodėl mes jo nepasakom? Tikriausiai todėl, kad mes nei tokie esam, nei tokių žmonių sutinkam. Tai kadangi nesutinkam ir tokie nesam, tai ir to žodžio nevartojam ir nežinom. O žodis yra silpnatikis. Silpnatikis. Pabandykite ištart garsiai dabar. Silpnatikis. Tikriausiai dalis iš jūsų pirmą kartą esate tą žodį garsiai pasakę. Jisai ne taip lengvai ir pasisako. O ką jis reiškia? Reiškia tikriausiai, kad yra žmonių, kurie yra silpno tikėjimo, mažo tikėjimo, o kadangi mes nei tokie esam, nei tokių žmonių esam sutikę, tai ir žodis mums yra toks nepažinus ir svetimas. Man prisimena mano jaunystės, ankstyvosios jaunystės kunigystės laikais, kai aš darbavausi Antalieptės parapijoje. Vasarą buvo suorganizuota vaikų stovykla, parapijos vaikų stovykla. Jūs puikiai suprantat, kokie tai turėjo būti seni laikai, kad būtų galima suorganizuoti, kad būtų parapija, kurioje yra tiek vaikų, kuriuos paskui galima suorganizuoti į vasaros stovyklą, tai vaikai dar vaikais, bet kad toj parapijoje buvo ir jaunuolių, kurie sutiko būti vadovais toje stovykloje, viską ruoštis. Čia labai seni laikai, čia šiais laikais norėdamas to nepadarysi, nes arba vaikų nėra fiziškai, arba vadovų nėra fiziškai, nes laikai yra labai pasikeitę. Tai mano ankstyvosios kunigystės laike, dirbant Antalieptės Vajesiškio klebonu, aš turėjau parapijos vaikų stovyklą. Ir žinote, vaikų stovykloje susidalina grupelėmis, grupelės pasivadina vieni čiobreliais, kiti ramunėlėm, treti ten braškėm.
visokiais pavadinimais ir tada tos grupelės tarpusavį turi visokias ten, tarsi ir konkuruoja šiek tiek, reiškiasi, bet yra paskirti į virtuvę braškės ryte, reiškiasi, vandenį sunešti ten čiobreliai kokie nors, ten pasirodys ar ką nors darys dar kas ten, kokie laumžirgiai, nežinau kaip jie pasivadinę. Taigi pas mus irgi buvo grupelių ir kiekvieną vakarą po vakarienės šventoriuje buvo tokia pakilėlė, suolai, ir ant tos pakilėlės kiekviena grupelė turėjo parodyti, kas tą dieną stovykloje juos kaip grupelė labiausiai palėtė ar sužavėjo. Visokius įvykius, ar ten virtuvėje atsitikusius, ar žygio metu atsitikusius, ar kažkokią paskaitą išgirsta tai, kas juos palėtė, jie vakare turėjo dar kartą priminti visiems likusiems. Ir papuolė taip, kad ten toje savaitėje, aišku, kasdien buvo aukojimo šventos mišios diena ir kaip tik papuolė šios dienos evangelija, kaip ten Jėzus eina vandeniu, kaip Petras skęsta ir taip toliau. Ir žinote, aš jaunystėje dar zbitresnis buvau, ten skeričiojausi visai, ten voliojausi ir taip toliau, pamokslą sakiau ir kažkokiai grupeliai labai užkliuvo ta evangelija ir tas pamokslas ir jie nusprendė, kad jie vakare suvaidins šitą evangeliją. Ir dabar jau čia, reiškiasi, ant scenos dalis grupelės sėdi valtyje, plaukia, čia vienas ateina Jėzus, čia tada Petras sako, žinai, jeigu tu čia Jėzau, leisk man eiti, Jėzus sako, eik, reiškiasi, ir Petras išlipa iš valties ir eina ir pradeda skęsti, ir tada šaukia Viešpatie, gelbėk mane, ir Jėzus ištiesė ranką, bet nieko nesako, nes užmiršo žodžius. Ir Petras jam pasufleravo. Mes supratom, kad Petras jam pasufleravo, nes po to pasufleravimo Jėzus garsiai tarė Petrui, durniau sakyk, ko suabejojai. Durniau sakyk, ko suabejojai. Ir žinote, ko negalėjo pasakyti vaikai, jie negalėjo atsiminti žodžio silpnatikė. Ir artimiausias žodis, kurį atsiminė, buvo kvaily. Čia lietuviškai reikia kalbėti, nors Antalib tai mes taip pasakėm. Ir tada pradedu galvoti, o labai skiriasi silpnatikis nuo kvailio, nuo to, kuris leidžia savo suabejoti, kad vis dėlto yra Dievas, kad jis pranoksta mūsų ir suoprotį, ir galimybės, ir kad jis daug ką gali mūsų gyvenimuose, jeigu atpažįstame, pripažįstame ir jam leidžiame. Kita šito sakinio, kitas žodis yra, sakyk, ko suabejoji, pažodžiu iš tiesų verčiasi, kodėl praradai pusiausvyrą? Sakyk, kodėl praradai pusiausvyrą. Ir čia, broliai seserys, antroji pamoka šio sekmadienio, kad mes audrų gyvenime neišvengsim. Pasaulinis pilnas netikėtumų, pilnas neteisybės įvairiausios, pilnas kažkokių išbandymų ir Viešpats nepažadėjo, kad viso šito nebus. Bet jis sakė, eik, ateik pas mane, aš esu šalia, mano ranka ištiesta, pasitikėk mano žodžiu. Ir kas atsitinka, kad mes kurį laiką atrodo ir tikime, ir pasitikime, bet kažkurio momentu imame ir tą pasitikėjimą prarandame. O iš tiesų pasirodo nesuabejojame, bet prarandame pusiausvyrą. Vat kai žinome, kur einame ir dėl ko einame, ir susidurėme su priešiškumo, abejingumo, neteisybės vėjais, galime atlaikyti. Bet kai prarandame pusiausvyrą viduje, kai prarandame ramybę ir atramą viduje, tada nereikia stipraus vėjo,
Nereikia labai didelės neteisybės ar priešiškumo, kad mus suparalyžiuotų, sustabdytų arba paguldytų. Kai prarandame tą vidinį tikėjimą ir pasitikėjimą. Žiūrėkite, kaip Petras meldžiasi. Mato ateinantį Jėzų, visi rėkia, gal čia šmėkla. Jėzus sako, tai aš, nebijokite. Ir tada Petro malda. Jeigu čia tu, Viešpatie, liepk ir man ateiti vandeniu, tokie įsidirbinėjimai prasideda. Jeigu Dieve tu čia esi, tai tą padaryk, aną padaryk. Dieve, tu vis įrodyk, kad tu esi Dievas. Tu įrodyk, kad tu kažką gali. Mes vis bandom tą Dievą. Vis jam kažkaip tai bandom uždėti, ką jis turi padaryti, kad mes juo galėtumėm patikėti. Ir jis tarė savo žodį. Dievas tarė savo žodį. Jėzus Kristus yra žodis tapęs kūnu. Dievas tarė savo žodį. Eik, ateik. Mes tą žodį išgirstam krikšte. Ir tada, kai jau papuolame situacijas, kur nebėra kada įsidirbinėti, kada jau tikrai blogai, mūsų maldos supaprastėja ir sutrumpėja. Tada jau nebereikia ni Teresės maldos, ni kokios maldaknygės, ni kažko. Labai tiksliai žinom, ką tas Dievas turi padaryti. Gelbėk mane. Kai jau tikrai jau nebėra kada ir kur įsidirbinėti su Dievu, tada mūsų maldos pasidaro labai tikslios, labai aiškios ir labai trumpos, bet kartu labai nuoširdžios. O iki tol, tai jeigu tu čia esi, tai padaryk, nepadarysi, aš pasidarysiu, čia yra, nėra, čia didelio skirtumo nėra. Silpnatikė ir kodėl praradai pusiausvyrą. Broliai seserys, mes reguliariai ateiname į sekmadienio šventąsias mišias, kad išgirstume jo autoritetingą žodį, kad žodžio jėga mumise būtų atnaujinta, kad mes remtumės ne savo gudravimais, ne savo išvedžiojimais, kad mes nuolat pasitikrintume tą autoritetą ir tiesos atramą viduje, klausydamėsi jo žodžio. Ir ne tik jo žodžio. Prisiliesdami prie jo kūno, švenčiausiam sakramente, prisiliesdami prie jo kūno, paliesdami ir matydami vienas kitą ramybės palinkėjime, Tėve mūsų maldoje, mes ateinam sustiprinti tos pusiausvyros, to žodžio, to autoriteto jėgos, kartu tikėjimu, kartu pasitikėjimu. Nes jis nežadėjo, kad audrų nebus. Jis nežadėjo, kad priešiškų vėjų nebus. Jis žadėjo būti kartu ir padėti mums saugiai pasiekti krantą. Dievo karalystės krantą. O vis dėlto, durniau, sakyk, pasirodo, silpnatikė, ko suabejojai.